Ištekinom antrą remonto cilindrą, viską sudėjau atgal, tačiau kairės pusės cilindras kažkodėl pradėjo cypauti. Tai atrodo, kad metalas į metalą liestusi, tai dabar pabandysiu nuimti galvą. Galbūt yra pabraižymų, galbūt žiedas koksai trūko netyčia. Tai pasižiūrėsiu, kas tenai yra. Nusiėmiau dangtelius su vožtuvu. Atrodo, kad nelabai ten yra tepimo. Bet gal taip yra dėl to, kad naujas tepalas. Ai, va yra šiek tiek, jo, šiek tiek yra. Šiaip tepalas ganėtinai skystas, naujas, tai reikės paskui pabandysim užkurti, pažiūrėsim, ar iš vis ateina čia tepalas. Bet kiek buvau viską nuėmęs, išplovęs, tai turėjo būti, manau. Pačiam cilindrė atrodo viskas gerai. Pabraižymų kažkokių nėra, tik tai vat yra tepalo šiek tiek kažkodėl. Ir man toks jausmas, kad ar nebus taip, kad koksai tepalinis žiedas trūkęs. Tai dabar cilindrus tekinau Kaune. Stumoklius irgi Kaune pirkau, tai vieną cilindrą pratekint 25 eurai. Jeigu kas norėsit, galit parašykit, pakomentuokit, duosiu kontaktus, kas tekina ir daro. Tikrai kokybiškai, gražiai viską padarė. Labai džiaugiuosi. Tik vat gaila, kad kažkodėl pradėjo cypauti. Tai čia švaistiklį įvarės nekeičiau, bet viskas tenai vaikščiojo gražiai. Šiaip žiauriai erzina, kad reikia viską nuimti, nes jau tarpinės naujas. Sudėjau, viską gražiai atrodo. Tarpinės niekur neleidžia, bet vat šiek tiek galvos tarpinė, kai kur pučia. Bet jau galva yra ganėtinai pavargus, reikėtų irgi daryti, bet kai iššyla gerai. Labai nedaug ten vos tai. Kaip ir nieko. Dariausi cilindrus ir šitam savo aparatui ir įžui. Ir dar įžų nespėjau susidėti. Gerai. Na ir kągi, nuėmiau veltui. Viskas čia puikiai vaikšto. Viskas. Na ką, nuėmiau visiškai veltui. Labai prasminga. Mano prielaidas buvo padarytas veltui. Tai gerai. Šitą jau nenaiminėsiu, bet čia irgi vaikšto labai gražiai, va, stumoklis toje įvarėje. Nieko blogo tikrai nėra. Čia va yra skylutė. Ir čia ir tepasi. Nu ką, bandysim dėti atgal. Tik va dabar problema gali būti, kad nes neturiu suspaudėjo žiedam. Bandysim dėti po vieną. Na, gal visgi reikės pasidaryti iš skardos. Iš skardos tą spaudėją tokį specialų, kad sudėsim, o taip ir viskas yra.
Jeigu kas dėsit naujus savo stūmoklius, tai rodiklį žiūri į duslintuvus. Taip dedasi šitie. Tarkim, myžui atvirkščiai, bet šitam aparatui KMZ tai dedasi į priekį taip. Na ką, tai šiandien viskas. Kitam kartui dėsim atgal cilindrus ir kitam video bandysim reguliuoti šiek tiek vožtuvus, nes per daug klanksi. Tai uždėsim ir tada jau pasirodysim.